Mano arklio vardas Kulpė. Nu, šiaip labai gera. Būna, aišku, ir klaidų ten visokiausių. Išeina viskas. Apdedam visus. Mano žemaitukai tai man geri draugai, kai su juos susidraugauju. Žemaitukai yra labai draugiški, šilti, be galo atsidavę savo šeimininkui, ištikimiausi draugai. Žemaitukai labai gerai supranta žmogų, jo nuotaikas ir savijautą, gali paguosti ir pradžiuginti. Jie labai gyvybingi, linksmi, pasižymi neišsenkančią energiją ir veržlumu. Pirmiausia, tai jie tinka tuo, kad jie yra nedideli žirgeliai, o vaikam pradedantiesiam vaikam turėtų būti negrasinantis gyvulys žirgas ir tokio tipo smulkaus žemaitukų tipo žirgeliai būtent atitinka. Tai jie dailūs, tikrai estetiškai atrodo vaikam, tai irgi nemažai. Truputėlį galbūt jų charakteris toks yra aikštingas, jie užsispyrę kaip tikrai žemaičiai, bet gana sėkmingai vaikai pradeda karjerą ir su jais. O kaip susikalba, būtent tas užsispyrimas trukdo, padeda, kaip vaikams tas bendravimas? Čia pagal kiekvieno raiteliuko individualias savybės, sakykime, vienas sunkiau perneša ir panikuoja, stresuoja, kitas kaip tik ugdo savyje kovotoje ir nugali, bet vaikai daug išmoksta su jais. Žemaitukai piktų žmonių nemėgsta, gali užsispirti ir sugalvoti įvairiausių būdų apsiginti. Jie pripažįsta tik lygiavertę draugystę ir draugauja tik su tais žmonėmis, kuriais gali pasitikėti. Žemaitukai, nedidukai arkliai, vos 1,30 m, 1,40 cm ūgio. Dažniausiai žemaitukai būna bėri, juodi, juodbėriai, tamsiai sarti. Jiems nebūdingas margumas, baltos kojos ar kitokios didelės baltos žymės, nebent nedidelė balta žvaigždutė kaktoje. Žemaitukų gana plonos, bet labai tvirtos kojos. Tai yra unikali veislė, kuri pernešė visus sunkumus. Šiuolaikiniai žemaitukai jau mums rodo gerus, puikius sportinius rezultatus, duoda sportinius pasiekimus, bėga lenktynės, konkurų šokinėja, vaikus nešioja ant savo nugarų. Aš norėčiau sudalyvauti pasaulinėse varžybose, jei patekčiau į finalą. Charakteris tai iš tikrųjų labai gerai nežinau, bet žinau, kad jei paimtum tiesiog žemaituką, ant jo gali ir joti, ir traukti vežimus. Dėl to jie labai praktiški. Čia buvo prieš savaitę varžybos ir su šitu žemaituku pirmą vietą lygiosiose lenktynėse laimėjau. Žemaitukų, kaip ir kitų arklių priežiūrai, būtina skirti daug dėmesio. Kasdienė priežiūra apima šukavimą, valymą, tai arklio sveikatai būtinos procedūros, kurios suartina žirgą ir jo šeimininką. Tik tinkamai prižiūrimas žirgas bus sveikas ir laimingas, gražus ir žvalus. Iššukuojam jį, išvalom, iššukuojam karčius, paskui pašeriam, jojam. Šukuojam, kanopas valom. Arklių juslės labai išlavėjusios, todėl netinkamo pašaro ar vandens žemaitukai net nepalies. Aš jodinėjau kažkur apie 10 metų. Nežinau, aš nelabai galiu išvardinti, nes aš labai daug startuoju beveik kiekvieną savaitgalį, tai negaliu prisiminti.
Vieni geriau labai juda gražiai, tai juos galima tą dailų įjojimą, o kiti šoka labai gerai, tai su jais šokinėja. Dar būna lenktynių. Žemaitukai gali būti puikūs sportininkai, jie tinkami konkūrams, tai šuolių per kliūtis rungtis. Puikiai žemaitukai pasirodo ir šuolio į aukštį rungtyje, kai veikiama tik viena kliūtis, bet jos aukštis vis didinamas. 2006 metais žemaitukas Kokosas tapo šuolio į aukštį rekordininku, kai peršoko 1,55 cm aukščio kliūtį, pats būdamas tik 1,38 cm ūgio. Lenktynėse žemaitukai savo ištvermę atskleidžia ir greitį geriausiai išvysto ilguose atstumuose. Bet dėl žiūrovų pramogos jie dažnai dalyvauja ir trumpų atstumų lenktynėse. Jojau 2 metus. Neblogai, gerai. Jo. Šitą pirmas vietas. Nuo senų laikų žemaitukai yra labai ištvermingi ir stiprūs. Iš kovos žirgo vėliau žemaitukai tapo pagalbininkais žemės ūkio darbuose. O dabar žemaitukai tampa geriausiais vaikų draugais. Žemaitukų jautrumas žmogui, jų plastiški judesiai puikiai tinka hipoterapijai. Hipoterapija – tai gydomasis jojimas, kurio metu arklys, jo šiluma, draugiškumas, judėjimas padeda gydyti įvairias vaikų ir suaugusiųjų ligas. Hipoterapija yra toks terminas ir tokia procedūra, kur netgi sunkių ligų kamuojamiem vaikam yra taikomas gydymas bendraujant su žirgu, sėdint ant jo nugaros. Sunku net nupasakoti, kaip tas žirgo nugaros judesys žingsniuojant žirgui veikia žmogaus organizmą. Na, o pats jojimas jau rimčiau, tai jisai pasiekė giliausias stuburo raumenų vietas, kur jokie kitokie pratimai specialūs nepasiekia tų raumeniukų, stiprina stuburą, tvirtina, taip toliau. Viskas, aišku, turi būti saikinga ir su specialisto pagalba.